atsikėlėm prieš, galima sakyti, 3 ryto, prieš valandą, pavalgėm, viskas gerai, kraunamės daiktus ir pagaliau po 6 savaičių pavyks bėgti. Tas labiausiai įdomiausia ir nieko, viskas. Tiesiog varysim, sudalyvausim, pasimėgausim ir matysim, kaip seksis. Labai noriu bėgti, jau sapnuoju, jau galvoju, kokią čia taktiką laikyti, kaip kojas dėliot, kaip viską, tai bus fainai. Va tas ir įdomiausia, o vakar gulėjau ir galvojau, o kas bus, jeigu po pirmų žingsnių jau pradės veršt, kas bus, jeigu ant paskutinių metrų jau negalėsiu bėgti, bet manau viskas bus gerai, viskas tikrai bus gerai ir į ką nueisim, į ką nušliaušim, į ką paršliaušim, bet įveiksim tikrai, finišą pasieksim. Gal truputėlį klaidą padariau, kad ėjau miegot 4 vakare, kaip pratę 10-11, numigau porą valandų ir viskas, jau žiūriu, kad jau akis stačias, jau noriu, jau vos nepusryčiauti. Tai žodžiu, tai numigau iki 6 atsikėliau ir tada gerai viskas, įsimiegau iki 3 ir dabar ką, kraunamės daiktus, lekiam, viską praeit, visus čekinus reikia, tetiruotis kūną numeriukais ir kas dar, ir sustartuot beliko pati paprasčiausia turbūt vieta kelionės ir bus viskas. O pykoje? Būtų manęs niekaip neįleidus iš šitą. Ar turi savo išsikėlęs kažkokį varžybom tikslą planą? Jau nebe. Turėjau labai aukštus, didelius tikslus, bet jau viskas. Nėra jokių tikslų. Kai nežinai, ar galėsi bėgti, ar turėsi šliaužti, ar kaip bus, tai net nėra kalbos apie jokius tikslus. Labai keista būtų dalyvauti varžybose ir nežinant, ar eisi, ar bėgsi ir kažkokį tikslą įsikelt. Tai toks jo, bus kaip bus. Žiūrėsim po pirmų bėgimo kilometrų, kaip čia man sekasi ir tada jau galvosim, kaip čia kas. Buvo to tokio jauduliuko, nervuko, bet tikrai ne taip, kaip jeigu būtų buvęs normalus startas, kur jau būčiau žinojęs, kad teks kovoti, kiekviena akimirka svarbi, o čia žinau, kad varau pasimėgauti ir jokių tikslų per didelių neturiu išsikėlęs. Norėjau sudalyvauti, praplaukti, praminti norėjau, o iš vis tikėjausi, kada eisiu. Startavau nuo 18 iki 30 metų grupiai, tai buvo, bijau sumeluot, kokie 400-500 žmonių ir visi startavom iš vandens. Įlipom į vandenį. Buvo ir grumtynių, ir spardymosi, ir pykimosi, ir spjaudė viens kitam į veidą. Nu, tokie tikrai nemalonūs prisiminimai ten. Už kojų, už rankų, už galvos, tempė, smaugė, smaugdina. Tai kažkaip šitas buvo žiauriai kėlė pulsą šitas dalykas. Bet paskui kokios, nežinau, 10 minučių praplaukėm, išsibarstė, kas greičiau tas į priekį, kas ne į galą. Ta tokį sėdmens skausmą gal būdavo tokie kaip įdūrimai, įdiegimai tokie jau ant dviračio. Mindamas dviratį galvoju, gerai Tadai, čia viskas. Atidirbk normaliai dviratį vis tiek nebėgsi, tai atkapok visai ir paskui galėsi savo praeiti, pasišvilpaudavo.
nebėgi 6 savaitės, pusantro mėnesio, deduos tos batus, galvoju, blemba, nu, kaip čia bus. Užsidėjau tą viską, persirengiau, pasiruošiau geliukai. Ir ką pirmieji bėgimo žingsniai, galvoju. Tai išbėgu iš palapinės, bėgu, blemba, kaip ir kažkas matyto, nu geras, nu galiu dar biškį pabėgti. Tai pradžiai dar nejutau to skausmo ir galvoju, gerai, vis tiek neišbėgsiu visos distancijos, tai pradžią spaudžiu. Ir paskui, kai pradės varyt, nu tai tiesiog praeisiu. Tai prabėgau gal 12 km normaliu tempu, ten gavosi po 40 gal. Tada sustojau į būdelę, pailsėti. Atsižvelgiau į situaciją, galvoju, blemba, gerai, truputėlį prilaikau ir finišuoju ten iki 10 valandų, kad būtų protingai, savo nesidraskydamas, nes bijojau tikrai dėl traumos. Tikrai buvo momentų, kai užeidavo tai paskaudėt, bet tokio drastiško kaip ir nebuvo, bet atkentėjau tą skausmą, sukandęs dantis tikrai. Labai daug buvo tokių emocinių šuolių, tokių, kur užkyla ir neišlaikai tikrai kokius ten. Gal 6 kartus nusivaliau ašaras, apsiašarojau, bet sakau, pirmi kartai buvo, jau pradedu graudintis, jau lūpa virpa, susim, finišę galėsi paverkti, taip, bet jo, taip pakelia ūpą. Kažkaip visiškai nesureikšminu, aš savo to tokio užsibrėžto tikslo neįgyvendinau. Nežinau, šiaip gal tiesiog kiti lietuviai daug kas nėra dalyvavę iš geresnio lygio, bet taip pat labai priklauso ir aklimatizacija, nes visi, kas dalyvavo, tai tiesiog gal savaitei prieš buvo atvykę ir tiesiog reikia vis tiek priprasti prie to klimato, prie laiko zonų 13 valandų skirtumo, tai tas labai turi didelį įtaką. Tai manau, tas rekordas tikrai dar pamušamas ir aš pats tikiu, kad aš galėjau tilpti į 9 valandas, jeigu ne tą traumą, 40 minučių tikrai nusimti kokių, bet pamušim matyti tikrai. Čia ne mano vieno tikrai nuopelnas yra šitas rezultatas. Čia yra labai didelė žmonių. Net negalėčiau pradėti vardinti tų žmonių, nes jų yra begalė daug ir tikrai kas prisidėjo, tai tikrai kiekvienam turiu ačiū. Aš net pats nustebau, aš net galvojau, kad tikrai porą žmonių atsiras artimiausiai ten 20-30, bet kai yra šimtai, gal net 300-400 žmonių, gal dar daugiau su marškinėliais, iš viso gal 500, wow.